Ši istorija yra tikra, tai nėra mokslinė fantastika. Šiame vaizdo įraše tyrinėsime siaubingą tikrą istoriją apie Anneliese Michel, jauną merginą, kuri patyrė egzorcizmo procesą. Anneliese Michel gimė 1952 metais rugsėjo 21 dieną Leipzinge, Bavarijoje, vakarų Vokietijoje. Buvo šeštoji iš 8 vaikų, jo šeima buvo labai religinga ir tradicinė. Ji išsiskyrė savo intelektu ir jautrumu. Ji lankė vietinę mokyklą ir buvo puikios sveikatos. Ankstyvoje vaikystėje lavinusi muzikos, mokinosi kalbų. Tačiau Anneliese pradėjo keisti savo elgesį paauglystėje. Ji pradėjo turėti stiprius nuotaikos svyravimus ir nuolat jautėsi depresuota. Ji teigė matanti demoniškus veidus, girdėjusi balsus, kurie ją kamavo ir juto nuolatinį buvimą, kuris buvo neigiamas. Ji pradėjo pasižymėti nekontroliuojamą elgesį, tokių kaip vabzdžių valgymas, savo šlapimo gėrimas ir religinių simbolių bei objektų niekinimu. Jos būklė pablogėjo, ji vis labiau atsiskyrė nuo šeimos ir draugų. Anneliesės tėvai, Josefas Michel ir Anna Michel, buvo labai susirūpinę jos gerovę. Šioje stadijoje jie ieškojo tiek medicinės, tiek psichiatrinės pagalbos ir nuvedė Anneliesę pas įvairius gydytojus ir specialistus, siekdami diagnozuoti ir gydyti jos būklę. Nepaisant daugybės medicininių vertinimų, Anneliesės simptomai liko neaiškus ir joks gydymas jos būklės nepalengvino. Michelių šeimos nusivylimas galiausiai vedė juos į katalikų bažnyčią. Jie tikėjo, kad Anneliesė gali būti apsėsta piktųjų dvasių ir ieškojo vietinių kunigų pagalbos. Šis sprendimas tapo svarbiu posūkiu jos gyvenime, nes jis nulėmė jo baigtį, kuris tapo kontroversišku ir diskusijų tema. Anneliese Michel patyrė ilgą ir išsekinantį egzorcizmo procesą vykdomą 2 kunigų. Šiuose sesijose vyko siaubingi ir neįprasti dalykai. Egzorcizmo procesą Anneliese Michel atveju oficialiai patvirtino ir leido vietinių katalikų bažnyčios valdžios atstovai Würzburg vyskupija. Sprendimą priėmė tuo metu vyskupas Josef Stengel. Vyskupo sprendimas dėl egzorcizmo buvo paremtas įsitikinimu, kad Anneliese patirtis, elgesys ir fizinė būklė rodo demonų apsėdimą. Vyskupas konsultavosi su patyrusiais kunigais ir teologais prieš suteikdamas leidimą egzorcizmui. Svarbu pabrėžti, kad sprendimas tęsti egzorcizmą buvo priimtas religinėme kontekste ir remiantis įsitikinimu, kad Anneliese reikia dvasinės intervencijos. Egzorcizmo patvirtinimas žymėjo egzorcizmo sesijų ir serijos pradžią, kurią atliko kunigai Ernst Alt ir Arnold Renz, tikėdami, kad išvaro demonus iš Anneliese. Egzorcizmo sesijų metu buvo įrašyti keisti balsai, kurie sukėlė baimę, didelį pasipiktinimą ir debatus. Štai trumpa ištrauka iš balso įrašų. Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns geht's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. Jos istorija sukėlė daug teisinių ir etinių klausimų apie egzorcizmo procesą ir psichinės sveikatos gydymą. Pirmiausia, kilo klausimų dėl jos teisių į medicininę pagalbą ir tinkamą psichinės sveikatos diagnozę. Be to, egzorcizmo sesijos šiuo atveju buvo atliekamos pagal religinės tradicijos gaires. Tai kėlė klausimą dėl religinių praktikų ir jų poveikio žmonių psichiniai sveikatai. Šie klausimai išlieka svarbus ir iki šiol kelia diskusijas apie tai, kaip derinti religinės praktikas su medicinos ir psichinės sveikatos aspektais. Jos tragiška gyvenimo pabaiga iki šiol palieka daug klausimų.
Anneliese Michel mirė 1976 metais Liepos 1 dieną. Jos mirties aplinkybės nėra lengvai paaiškinamos. Po jos mirties jai buvo atlikta autopsija, kuri atskleidė keletą svarbių faktų. Jos mirties priežastis buvo sutrikusi mityba ir dehidratacija, sukelta bado būklė, kurią jos šeima ir kunigai laikė kaip dalinį egzorcizmo procesą. Atlikta autopsija po jos mirties parodė, kad jos mirtis buvo tiesiogiai susijusi su badu ir dehidratacija. Jos kūno sveikata ir fizinė būklė smarkiai pablogėjo dėl ilgalaikio pasninko ir neadekvačios mitybos. Po medicininio tyrimo jos kūnas buvo palaidotas šeimos kapinėse Würzburg mieste. Tai vieta, kurioje ji rado ramybę po savo sunkaus gyvenimo. Jos kapavietę vis dar lanko paranormalių įvykių medžiotojai. Bažnyčia pripažino padariusi klaidų. Teisiniai aspektai ir Anneliesės Michel atvejis tebėra svarbi diskusijos tema apie religinės praktikas, psichinę sveikatą ir teisės klausimus. Anneliese Michel istorija palieka žmonės su daug klausimų ir mokymasis apie jautrias temas, kurios vis dar turi poveikį ir yra aktualios šiuolaikiniame pasaulyje. Jos gyvenimo ir mirties istorija yra ilgesnio supratimo apie religinių praktikų ir psichinės sveikatos dalis. Ilsėkis ramybėje.